šitą pasirodymą jau mes buvom planavę prieš pusę metų ir aš žinau, kad turėsiu išvykti porai mėnesių į Honkongą. Tai būtent dėl šito pasirodymo 3 dienom ir grįžau į Lietuvą, kad galėčiau žengti Liutauro podiumą. Visos merginos yra labai atsipalaidavusios ir visos labai mėgaujasi, nes suknelės yra labai gražios ir mes iš tikrųjų jaučiamės kaip pačios gražiausios šį vakarą damos. Bėgioja, netgi laksto, sakyčiau, labai sparčiu greičiu. Iš tikrųjų, dainuojant, lipant į sceną, jausmas panašus, bet jisai su kitu atspalviu tokiu. O čia tas toks didingumo kažkoks jausmas. Jautiesi gražus, išskirtinis. Aš labai džiaugiuosi turėdama galimybę iš tikrųjų demonstruoti ir parodyti tokio iškilaus mūsų šalyje dizainerio kūrybą. Žiūrėjome rokoko stiliaus šukuosenas, barokas, rokoko, viską liejome iš tiesų į vieną vietą, kažkokios konkrečios gal nebuvo, kad laikotarpis žiūrėjome iš tiesų, koks ilgis, kokie plaukai, struktūra ir technika pati buvo. Naudojom pudrą, ko nenaudoja dabar dažniausiai formavimui šukuosenų, velta tekstūra plauko ir aukštos, masyvios, dideli aksesuarai, puošmenos, plunksnos. Aš aišku, kaip visada būsiu ištikimas savo nėriniams, be kurių jaučiu nėra buvę nei vienos kolekcijos. Daug visko, ir kotosų, ir nėriniai, ir aksomo šiemet daug, įvairūs raštai, siuvinėjimo, labai daug rankų darbo. Makiažai, tai taip, kadangi aš pats darau makiažus, tai mano buvo tokia idėja, kad jos tokios fresh būtų, neperkrautos, bet žvilgančiom akim.